Jeigu galvojate, kad logopedo darbas yra tik mokyti vaikus taisyklingo garsų tarimo, tai šiek tiek klystate. Logopedai moko vaikus ne tik taisyklingai tarti garsus, bet taip pat ir taisyklingai pasakoti, naudoti įvairias gramatinės formas. Tai yra teisingai atsakyti į klausimus, ką, ko, kur, ko nėra, ką matai ir panašiai. Taip pat neužmirštame ir taisyklingai naudoti vyrišką bei moterišką giminę, vienaskaitą bei daugiskaitą, ir tai dažnai vaikam kelia tikrai nelabai malonius jausmus ir tikrai nekelia didelės motyvacijos darant užduotis. Tad aš, kaip vaikų logopedė, dažnai pagalvoju, kągi dar galima jiems duoti. Ir linijų vedžiojimas kaip papildoma užduotis gali labai puikiai paįvairinti darbą ir sumotyvuoti vaiką, nes dažniausiai jie tiesiog vedžioja ir per daug negalvoja, kokiagi užduotis yra čia juos verčiama daryti. Štai pavyzdžiui, kas čia? Čia dramblys. Ką valgo dramblys? Tai yra mokomės taisyklingai atsakyti į klausimą ką ir sudėlioti pilną sakinį. Ką valgo dramblys? Dramblys valgo kriaušę. Mums reikia 3 žodžių pilno sakinio. Dramblys valgo kriaušę. Jeigu tau pavyko, gali nuvesti liniją. Taip. O kas čia? Gal papūga? Ką valgo papūga? Papūga, vėlgi naudojam pilną sakinį, papūga valgo obuolį. Ir vėl vedame, jeigu vaikas taisyklingai atsakė, suvedžiojam. O ne, aš padariau klaidą, neteisingai nuvedžiau liniją. Ir labai gerai, kad šitas pieštukas puikiai valosi su kita pusė. Labai patogu ir labai gerai, kad nesipurvina lapas. Galime mokyti ne tik klausimo ko ir ką, tačiau taip pat su šita knygele yra puikia užduotis, kur galime mokyti vaiką ir skaičiuoti 1, 1, 2 ar 2, kaipgi sugalvoti. Pabandom įsitvirtinti 1 dviratis, 2 dviračiai, 1 citrina, 2 citrinos ir vedame tiesią liniją, 1 batas, 2 batai. Ką tu matai? Aš matau 2 dviračius. Ką tu matai? Aš matau 2 citrinas. Vėlgi mes naudojame pilno sakinio modelį, naudojame taisyklingą gramatinę formą ir dar atsakome į klausimą ką arba ko, priklauso nuo to, kaip mokote vaiką, ko mokote vaiką ir kokį klausimą užduodate. Taip pat labai linkiu nepamiršti, kad rankos lavinimas labai svarbus ir ruošiantis į mokyklą ir tą rankelę norint paruošti įvairių raidelių rašymui, norint parašyti taisyklingas raides, ranka turi būti išlavinta. Ir įvairios keistos linijos, jos puikiai tinka rankos lavinimui ir paruošimui rašyti. Tad neužmirškite, jog įvairios užduotis puikiai tinka tiek vaiko papildomoms užduotims, tiek rankos lavinimui, tiek galite išnaudoti ir gramatinių formų lavinimui.